Kęstuti, tai kas yra tas TAFISA? Taip, TAFISA dar yra nelabai žinomas nei mūsų krašte, nei Lietuvoje, kadangi yra jauna organizacija, palyginus jauna sporto gyvenime ir tarptautinė lygyje, tai įsikūrusi 1991 metais. Ir jinai yra taip, tarptautinė sporto visiems asociacija. Tai reiškia jungia visą judėjimą, kas yra susijęs su sporto visiems veikla. O tai 21 metais ar pasaulyje? 91 metais įsikūrus pasaulyje jinai yra įsteigta. Į kokios sporto šakos eina į TAFISA? Dabar į TAFISA įeina visos sporto šakos, kuriuose yra sporto visiems judėjimas. Tai sakykime, jeigu yra, paimkim krepšinį tokį sporto šaką, kur Lietuvoje yra populiariausi, jeigu susirenka žaisti krepšinį mėgėjai, tai jie dalyvavo jau, sakykime, tos TAFISOS judėjime. Tai lygiai tas pats ir kitose sporto šakose. Jeigu šitoj TAFISOje yra labai daug sporto šakų, įmanoma išskirti visgi vėl populiariausios sporto šakos? Ne, aš manau, kad populiariausios sporto šakų, galbūt populiariausios galima pagal jų plėtrą pasaulyje, kiek kontinentuose kas paplitęs, bet vienas iš tokių, galim drąsiai pasakyti, tai yra vykdomas tokia akcija, tai vadinasi vaikščiojimo diena. Tai reiškia visas pasaulis būtent tą dieną išeina į gatves. Tai vienas iš akcentų. Tai reiškia, jeigu taip ėjimas, tai ėjimas yra populiariausias, kadangi prieinamiausias visam pasauliu. O toliau priklauso nuo kontinento, jeigu, sakykime, Azija, tai daugiau azijietiškos sporto šakos, jeigu, sakykime, kaip Lietuvoje, tai aišku, daugiausia žaidžia krepšinį, futbolą mėgėjai, tai priklauso nuo šalies ir tos šalies populiarumo sporto šakose. Tai dabar grubiai tariant, jeigu man patinka ryte žaisti stiklinį per pietus krepšinį, vakarą futbolą, tai galima sakyti, kad aš esu TAFIStas. Esat jo to judėjimo dalyvis ir kaip sakykime, mes turime vieną tokį pavyzdį, kad Lietuvoje, tai Palangos festivalis, kuris vyksta paskutinį, sakykime, gegužės savaitgalį, tai būtent apjungia tokios visus mėgėjus. Tai reiškia iš visų, kurie mes, ten ir programa yra sudaryta būtent tam, kad kiekvienas dalyvis ir mes su jumis ar mūsų čia, sakykime, šeimos draugai ir taip toliau, kurie nesportuoja, bet jie dalyvauja tam judėjime, jie yra sakykime, tos organizacijos dalis. Šiauliai 212, tai yra žaidynės, 5-osios žaidynės. Jos kaip taisyklė vyksta kas 4 metai ir vyksta tam kontinente, kur yra olimpinės žaidynės. Tai jeigu praeitos žaidynės buvo 4-osios Busane, Pietų Korėjoje, kadangi, kaip žinom, Azijoje buvo Pekinė olimpinės žaidynės, tai sekančios žaidynės po 4 metų, būtent 12 metais yra pasirinktos Europoje, kadangi Londonas yra olimpinės žaidynės. Todėl mes įstatėme Bordo savo kandidatą kaip regionas, ne tik miestas, bet regionas, kadangi mes žaidynės organizuosime regione. Nu ir mums pavyko iškovoti, kad būtent 12 metais mes organizuojam, kada Europoje bus olimpinės žaidynės, būtent Šiaulių regionas ir Lietuva visą organizuos tas žaidynės čia. Kokios sporto šakos bus žaidynės? Aš gal paminėčiau, jų sporto šakų bus virš 30, aš paminėčiau gal tokios renginio blokus. Tai bus apie 30 sporto šakų iki 30, kur mes kiekvienas norintis yra šiaulietis ir atvyko iš pasaulio galėsime dalyvauti. Antros blokas renginių tai bus parodomosios sporto šakos. Tai bus, kad pasaulyje bus sudaryta galimybė parodyti sporto šakas tose žaidynėse. Tokios yra tradicijos to renginio. Trečias toks renginių blokas tai bus nacionalinių sporto šakų pasirodymas. Kai mes rodysime Lietuvos rytinį, sakykime, tai kitos šalis bus sudarytos sąlygos atvažiuoti ir parodyti savo renginį tam tikro epizoduose. Ir dar vienas blokas tai masiniai renginiai. Tai mes galvojame tiek bėgimo, tiek ėjimo, tiek dviračio važiavimą jau kviesime į tokios masiškus renginius. Tai tokia yra sportinė struktūra to renginio. Kodėl šitom žaidynėm yra Lietuva pasirinktas konkrečiai Šiaulių regione? Mes sporto visiems judėjime esame turbūt Lietuvoje ne paskutiniai. Mes turime tradicijas, mes 11 metai darome kompleksinius renginius.
Reiškia, kompleksiniai renginiai mūsų vyksta per miestų dienas ir gegužės mėnesį. Tai tuose renginiuose dalyvauja apie 2000 dalyvių ir tai maždaug apie 10-15 šalių. Tai darydami tuos renginius 10 metų mes pamatėme, kad galime parodyti ir sudaryti sąlygus ir tarptautiniam judėjime. Aišku, tas renginys, kaip minėjote, krepšinis yra su tam tikrais reikalavimais specifiniais. Tame renginyje, reiškia, kaip mes buvom pasikvietę to renginio, sakykime, vadovus, jie pamatė, kad tiek, sakykime, ir tiek mūsų arena, tiek mūsų parkai, miškai, ežerai, jeigu taip galima įsireikšti, tinka tam visam procesui. Kadangi tai yra nereikalauja sporto visiems judėjimas specialių įrangų ar specialių sąlygų. Kokia nauda gali būti po šitų žaidynių tiek Šiauliams regionų? Aš manau, kad vienas iš tokių tai įvaizdžio formavimo, tai Lietuva būtų daug žinomesnė. Lietuva pasirodytų, sakykime, su savo, sakykime, kaip ir jūs minėjate, su etno, su savo, sakykime, kultūros, su savo, sakykime, bendrąją kultūrą pamatytų mūsų turistinės tam tikras vietas atvykę. Aišku, kaip taisyklė, tas renginys šiek tiek leis mūsų regionui pasitvarkyti. Tai sakykime, jeigu taip konkrečiai, mes užbaigsime renovuoti mūsų maniežą, kuris atliks ir kitų bus objektų, ir rajonai tą patį pasidarys. Tai aišku, ir iš kitos pusės ir ekonominė nauda, tai tiek viešbučiam, tiek maitinimą, tiek transportui, kadangi bus paslaugos iš jų perkamos, tai ir ekonominė nauda bus ir verslui.